sėdžiu balkone, pabaigiau kavą gerti, žiūriu pro langą ir galvoju, o kur ta vasara dingo? Nu, nežinau, kur jinai, tikriausiai kaip žadėta prasidės nuo Liepos 1. Pažiūrėsime. Bet aš su šypsena žiūriu ir galvoju, na, dar vasaros taip ir kaip nesijaučia tos tokių karščių, šilumos, tokios saulės, bet aš esu įdegusi. Ir vakar susitikau su draugina, žiūri ir sako, wow, kaip tu gražiai įdegusi. Ir tikriausiai jinai laukia mano to kito atsakymo, kad aš buvau soliariume. Bet, mielosios, aš turiu jums pasakyti vieną tokią paslaptį. Aš 40 metų esu nugyvenusi, bet nei kartą nesu buvusi soliariume. O man ką? Kenkti savo odai, jeigu aš galiu pasirūpinti įdegiu, savaiminio įdegio losjonu. Iš vakaro pasitepu, ryte atsikeliu su įdegusiu veidu. Tiesiog nesvarbu, ar veidas, ar kojas, ar rankas, ar visą kūną, gražiai įdegu. Tad jeigu ir tu ieškai produkto, kuris padės turėti gražų įdegį, nereikėtų vaikščioti į soliariumą, alinti savo kūno, savo veido saulės spinduliuose, galiu tau padėti.